Sosnovskio barštis yra augalas, kuris pripažintas invaziniu ir Lietuvoje, ir Europos Sąjungoje nuo 2016 metų Europos Sąjungoje. Ir svarbiausia žinoti, kad tai yra kaip morka, kaip petražolė augalas, salierinių šeimai priklausantis. Turi labai būdingus Sosnovskio barščiui lapus, gali užaugti iki 4-5 metrų aukščio. Noriu pažymėti, kad labai svarbu atpažinti teisingai Sosnovskio barštį, nes jauni augalai, čia turime 1-2 metų augalus, jų lapai yra neskaidyti, o 3, 4, 5 metų lapai yra skaidyti ryškiai ir norint teisingai atpažinti rūšį, mes turėtume pasidomėti, pasižiūrėti, kokie lapai yra ir teisingai atpažinus taikyti naikinimo priemonės. Jisai pripažintas invaziniu augalu todėl, kad kelia didelę žalą biologiniai įvairoviai, žmonių sveikatai ir ekonomikai. Lietuvoje šiuo metu Sosnovskio barščio yra paplitę apie 5000 hektarų ir daugiausiai yra rytų ir pietų Lietuvoje išplitęs. Kuršių nerijoje mes jo neturime. Sosnovskio barštį geriausiai naikinti, kol jis yra mažas ir anksti pavasarį. Kodėl? Todėl, kad kuo mažesnis Sosnovskio barštis, tuo yra paprasčiau jį sunaikinti, tai yra galime jį iškasti saugiai, galime naudoti mažiau cheminių priemonių ar kitas priemonės ir reikia mažiau pačiam saugotis. Tai yra mažiau kontakto turėtume su pačiu Sosnovskiu, jeigu jis yra 20-30 cm aukščio ir noriu pažymėti, naikinant herbicidais. Taip pat reikia purkšti, kada Sosnovskio barščio sėklos yra išdygusios ir augalai yra 20-30 cm, siekiant efektyvumo. Sosnovskio barštis yra pavojingas todėl, kad jį pažeidus sultys gali patekti ant odos ir kilti nudegimo žaizdos, nudegimo alergija. Kiekvienas žmogus reaguoja individualiai, reikėtų įsivertinti ir savo organizmo atsparumą alerginiam reakcijom, taip pat ypatingai saugoti saulėtą dieną, nes šito barščio sultys yra veikiamos saulės įtakos ir tuomet didesnis yra poveikis. Iš tiesų, Sosnovskio barštį naikinti yra saugu visiems, įsivertinus saugumo priemonės, tai yra mažas Sosnovskio barštis ir tinkamos priemonės. Žinoma, reikia naudoti guminės pirštinės ar gumuotas, būti apsirengus ilgomis rankovėmis, turėti akinius apsaugos, jeigu būtina, jeigu yra daug. Ir galime naikinti visi, kas gebame nusistatyti, ar tai yra saugu. Vaikams žinoma ne, paaugliai irgi turi būti prižiūrimi, augintiniai taip pat neturėtų būti naikinimo vietoje, nes gali nusideginti, suėsti lapų, kurie galėtų alergizuoti. Iš tiesų, jeigu mes Sosnovskio barštį naikiname žemą, mažą, jauną, jį galime puikiai kompostuoti, tai būtų žalioji trąša. Jeigu Sosnovskio barštis turi sėklų arba pribręstančių sėklų, mes jau turėtume taikyti kitas naikinimo priemonės, siekiant, kad tos sėklos būtų neutralizuotos. Tai yra atitinkamai kompostuoti arba išvežti į pavojingų atliekų aikštelę.